Sveiki, 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 sveiki visi, kaip jūs laikotės. Tikiuosi, kad nuostabiai ir gerai ir esat pasiruošę miegui arba medicininiai informacijai, moksliniai informacijai, susipažinti su tokia informacija. Tikiuosi, kad jums bus įdomu. Aš buvau padarius trumpą vaizdo įrašą apie mokslinius straipsnius, kaip juos skaitom. Ir jums pasidarė įdomu ir prašėt antros dalies arba ilgesnio vaizdo įrašo, tai šiandien tą ir turėsim. Ilgesnio vaizdo įrašą, kur paskaitysim daugiau mokslinių straipsnių. Jeigu jums įdomu, kur aš juos skaitysiu, tai yra tokia svetainė PubMed. Galit ją pasiekti ir įsirašę į Google tiesiog ir čia rašo National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Galima prisijungti arba galima pasinaudoti paiešką, įsivesti raktinius žodžius ir spausti ieškoti ir tą pasiekėti informaciją apie daug įvairių mokslinių straipsnių. Ir galim pradėti nerti į tą sritį. Tai aš pasistatysiu mikrofoniuką ir mes einam ieškoti. Įsirašiau ASMR ir ką mes matom, prieš tai aš žiūrėjau šitą informaciją tada per tą pirmą video, tai mačiau, kad tikrai yra 2025 metais labai daug mokslinių straipsnių atlikta, tai yra jų net 821 būtent šią temą, būtent pagal šį raktinį žodį, tai yra tikrai daug. Ir tada aš neatsimenu, kurio konkrečiai spaudžiau, bet tiesiog mes pasižiūrėsim įvairių ir paskaitysim, ar jie įvairūs turi skirtingą informaciją, ar pagrinde viskas nueina į vieną kokią naudą, ar yra daugiau ASMR naudų. Tai pasižiūrim. Gerai, tai aš įsivedžiau į dirbtinį intelektą visą anglišką tekstą ir paprašiau paprastai trumpai paaiškinti, supaprastinti informaciją ir pateikti lietuvių kalbą. Tai visų pirma paskaitysiu, ką rašo. Autoriai analizuoja ASMR fenomeną, tuos malonius šiurpuliukus ir ramybės jausmą, kurį žmonėms sukelia tam tikri garsai ar vaizdai. Pavyzdžiui, šnibždėjimas ar krepštenimas iš mokslinės perspektyvos. Mokslinės perspektyvos. Pagrindinės straipsnio mintys susideda iš kelių svarbiausių punktų. ASMR yra tikras reiškinys, o ne išmonė. Nors šis terminas atsirado interneto forumuose, o ne laboratorijose, mokslininkai sukaupė pakankamai psichologinių ir neurologinių įrodymų. Tyrimai rodo, kad skirtingiems žmonėms ASMR sukelia panašūs stimulai. Skirtingiems žmonėms ASMR sukelia panašūs stimulai. Patirtis yra labai panaši, o po jo seka konkretus poveikis, pavyzdžiui, nusiraminimas, sulėtėjęs širdies ritmas. Tai gali būti evoliucijos palikimas. Straipsnyje keliama hipotezė, kad ASMR gali turėti evoliucinę paskirtį, pavyzdžiui, padėti žmonėms megzti socialinius ryšius, jaustis saugiai ar mažinti stresą. Griauna senas teorijas apie sąmonę. Autoriai teigia, kad ASMR patirtis padeda geriau suprasti, kaip veikia mūsų sąmonė. Ji prieštarauja
išsinešiau, kas man labai buvo įdomu, kad mokslininkai siūlo ASMR netgi pritaikyti ir medicinoje ar psichoterapijoje. Tai čia labai įdomu. Einame prie antrojo straipsnio. Tai tas pirmasis straipsnis buvo iš 2024 metų, o šis iš 2022 metų. Tai būtent radau tą straipsnį, iš kurio buvo mano trumpas vaizdo įrašas sukurtas. Tai čia mokslininkai naudojo elektroencefalogramą, EEG, kur tokius uždeda jutiklius ant galvos, kad išmatuotų smegenų bangų aktyvumą. Kai žmonės žiūri ASMR vaizdo įrašus, jie lygino 3 būsenas: ramybės būseną, tiesiog atsipalaidavimą ir pačią ASMR patirtį su šiurpuliukais. Ir štai pagrindinės ir aiškios šio tyrimo išvados. ASMR keičia smegenų bangų dažnį. Kai žmogus patiria ASMR šiurpuliukus, jos smegenyse sustiprėja žemo brūkšnelis vidutinio dažnio bangos, pavyzdžiui, alfa bangos, ir susilpnėja aukšto dažnio bangos, gama bangos. Alfa bangų padidėjimas reiškia gilų atsipalaidavimą. Tyrėjai pastebėjo, kad ASMR metu stipriai išauga alfa bangų nuo 8 iki 13 Hz aktyvumas. Šios bangos smegenyse dominuoja tada, kai esame budrus, bet giliai atsipalaidavę, ramūs ir pailsėję. Gama bangų sumažėjimas slopina stresą ir hiperaktyvumą. Aukšto dažnio gama bangos nuo 30 iki 80 Hz paprastai siejamos su intensyviu informacijos apdorojimu, dideliu dėmesio sutelkimu, o kartais ir su stresu ar nerimu. ASMR metu šis aktyvumas smegenų žievėje stipriai sumažėja. Mokslininkai daro išvadą, kad būtent šis aukštų dažnių slopinimas ir sukelia tuos malonius ASMR šiurpuliukus. Ilgalaikis poveikis. Skliausteliuose išliekantis efektas. Tai viena svarbiausių išvadų. Paaiškėjo, kad net ir pasibaigus ASMR šiurpuliukams smegenyse iškart negrįžta. Smegenys iškart negrįžta į pradinę būseną. Padidėjęs alfa bangų aktyvumas, ramybė išlieka iki 45 minučių po to, kai žmogus nustojo jausti fizinius šiurpuliukus. Mokslinis įrodymas. Autoriai pabrėžia, kad šis tyrimas suteikia pirmąjį tvirtą įrodymą, jog ASMR turi realų, fiziologiškai išmatuojamą poveikį smegenų žievei ir kad šis fenomenas sukelia ilgalaikę tvarią atsipalaidavimo būseną. Tai čia buvo antrasis straipsnis. Pereikim prie trečio straipsnio, kuris bus iš 2021 metų. O gal mes norim pasižiūrėti aš norėčiau, pavyzdžiui, naujausius pasižiūrėti naujausius. Ypatingai naujų straipsnių dar neradau, bet 23 metų yra vienas straipsnis apie tai, kaip žmonės reaguoja žiūrėdami vaizdo įrašą, ASMR vaizdo įrašą su vaizdu ir tada be vaizdo tik tai garsą klausant. Tai irgi įdomu, kaip skiriasi. Tai paskaitysiu išvadas šio straipsnio. Šiame tyrime mokslininkai atliko labai įdomų eksperimentą. Jie naudojo funkcinį magnetinį rezonansą, kad ištirtų 30 sveikų žmonių smegenis. Svarbi detalė. Visi šie tyrimo dalyviai
ryšys su garsu, audiovizualinis stimulas ir kai klausomasi tik garso, auditorinis stimulas. Ir pagrindinės tyrimo išvados: vaizdas plus garsas aktyvuoja malonumo centrus. Kai dalyviai žiūrėjo pilną ASMR vaizdo įrašą su vaizdu ir garsu, jų smegenyse aktyvavosi vidurinis kaktos vingis ir kairysis užpakalinis gumburas nucleus accumbens. Ši smegenų sritis yra tiesiogiai atsakinga už malonumo, apdovanojimo jausmą ir dopamino išsiskyrimą. Tik garsas įjungia užuojautos ir emocijų centrus. Klausant tik garso, tik ASMR garso be vaizdo, kaip įdomiai, įjungia užuojautos ir emocijų centrus. Kai dalyviai klausėsi tik ASMR garso be vaizdo, jų smegenyse suaktyvėjo sala insular cortex arba insula. Ši dalis atsakinga už emocinį sąmoningumą, empatiją, vidinių kūno signalų suvokimą ir socialinį elgesį. Smegenys reaguoja skirtingai, nors žmonės jaučiasi panašiai. Čia yra trečia išvada, jog smegenys reaguoja skirtingai, nors žmonės jaučiasi panašiai. Užpildę anketas dalyviai nurodė, kad abiem atvejais, ir žiūrint vaizdą ir klausantis tik garso, jie jautė panašų atsipalaidavimą. Taigi, nors žmonių sąmoninga nuotaika atrodė vienoda, tas fMRI, tai yra funkcinis magnetinis rezonansas aparatas, parodė, kad smegenų lygmeniu vyko visiškai skirtingi procesai, nors žmonės jautėsi panašiai. Ketvirta išvada: kokia yra įtaka psichologiniai sveikatai. Skirtingos aktyvuotos smegenų zonos rodo, kad pilnas vaizdo įrašas ir tik garsas gali turėti skirtingą terapinį poveikį psichiniai sveikatai. Vaizdas su garsu labiau stimuliuoja apdovanojimo sistemą, o vien garsas gilesnį emocinį ir kūno suvokimą. ASMR nauda. Penkta išvada: ASMR nauda net ir tiems, kas nejaučia šiurpuliukų. Autoriai daro išvadą, kad ASMR įrašai yra naudingi psichiniai sveikatai, stresui mažinti, miegui gerinti, net jei žmogus ir nepatiria tų garsiųjų šiurpuliukų. Smegenys vis tiek teigiamai reaguoja į šiuos signalus. Ir tada yra ten trumpai išvada, bet vis tiek tai yra pasikartojimas tos pačios informacijos, tai net labai ir skaitysiu. Tai štai yra kitas straipsnis apie ASMR. Jie visi veda prie to pačio: atsipalaidavimas, mieguistumas, visokie tokie dalykai. Ir nauda. Būtent miego kokybei, jeigu tave veikia, tai raminančiai. Pabandysiu dar paieškoti kažko, bet šiaip labai daug visokių straipsnių yra ir reikia ieškoti įdomiau, nes kai kurie nėra tokie įdomus ir kai kurie nėra tokie svarbus, bet vis tiek tai yra tirta. Radau 2025 metų straipsnį apie protinio nuovargio, apie protinį nuovargį, kaip ASMR gali padėti atsigauti po protinio nuovargio. Šiame tyrime mokslininkai analizavo, kaip ASMR įrašai gali padėti atsigauti po protinio nuovargio, angliškai mental fatigue, kuris atsiranda ilgai dirbant intensyvų protinį darbą. Tyrime dalyvavo 28 jauni žmonės, kurie turėjo
jokios pertraukos. Antras, žmonės testo viduryje gavo trumpą 4 minučių ASMR pertraukėlę, kurios metu buvo matuojama jų smegenų veikla irgi taip pat su tuo EEG, kur galvos uždeda jutiklius. Štai aiškios ir pagrindinė šio tyrimo išvados, jų turim irgi 4. ASMR pagreitina reakcijos laiką, žiūrint į elgseną. Trumpa ASMR pertraukėlė davė akimirksniu pastebimą rezultatą. Po jos žmonių reakcijos laikas atliekant užduotis pastebimai sutrumpėjo. Tai reiškia, kad ASMR padėjo smegenims greitai persikrauti ir sugrįžti į darbingą būseną. Antra išvada, apsaugo smegenų tinklus nuo perdegimo kabutėse. Kai žmogaus smegenys pavargsta, juose pradeda keistis neuronų tinklų jungiamumo modeliai. Smegenys bando persitvarkyti, kad atlaikytų krūvį skliausteliuose. Tyrime tai matuojama per teta bangų small wordness metriką. Nelabai aišku, bet tikriausiai moksliškai čia. Labai moksliškai parašyta. Tyrimas parodė, kad 4 minučių ASMR pertrauka sustabdė šį su nuovargiu susijusį smegenų tinklų persitvarkymą. Paprastai tariant, ASMR neleido smegenims pasiekti kritinio nuovargio taško. Trečia išvada. Nutraukia nuovargio ir klaidų ryšį. Įprastai veikia dėsnis, kuo labiau pavargsta smegenų tinklai, tuo labiau lėtėja žmogaus reakcija. Tačiau po ASMR pertraukėlės šis tiesioginis ryšys išnyko. Tai rodo, kad ASMR neutralizavo neigiamą nuovargio įtaką darbo kokybei. Ketvirta išvada. Potencialas didelės rizikos darbuose. Autoriai pabrėžia, kad protinis nuovargis yra didelė problema darbuose, kur reikalingas nuolatinis budrumas ir kur klaidos gali kainuoti saugumą. Šis tyrimas rodo, kad ASMR gali tapti nauju greitu ir efektyviu įrankiu darbuotojų nuovargiui valdyti realiame pasaulyje. Trumpai, net ir labai trumpa vos 4 minučių ASMR pertraukėlė protinio darbo viduryje sugeba apsaugoti smegenis nuo išsekimo, atstato reakcijos greitį ir padeda smegenų tinklams išlaikyti efektyvumą. Vau, čia buvo įdomus šitas straipsnis buvo labai įdomus, nes aš niekada negalvojau, kad darbuose, ten kur reikalingas budrumas žmogui, tai tarkim, aš įsivaizduoju ten, kur būna visokios gamyklos ir fabrikai ir kur tu turi žiūrėti, kad rankų ten atitraukt rankas, kai tu ten kažką darai ten su aparatais, kurie gali tas rankas ten, žodžiu, sužeisti. Tai aš manau, kad va tokios pertraukėlės ASMR galėtų nueiti ir į praktiką darbuose ir žmonėm padėti jo tikriausiai išlikti budriems. Tai wow, šito nesitikėjau. Prieš tai mes kalbėjom tik apie miegą, o čia jau yra ir kaip išlaikyti tą budrumą ir kaip padaryti, kad tavo smegenis nuo protinio darbo neperdegtų. Tai va, tai šiek tiek iš kito kampo pasižiūrėjom apie ASMR poveikį mūsų smegenim, mūsų budrumui, miegui. Tai žodžiu, labai įdomu buvo man. Reikėtų čia dar pasėdėti daugiau, pasinarplioti šitos visus medicininius straipsnius, bet galima tikrai atrasti daug naudų ASMR ir kaip jį pritaikyti mūsų kasdieniam gyvenimui ir ne tik miegui. Ačiū labai, kad žiūri mano ASMR
ASMR, tylų šnabždėjimas, skirtingi garsai, barbenimas ar ten visokie kitokie vizualūs trigeriai irgi burnos garsai. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjai, tikiuosi buvo įdomu ir taip pat visą laiką man patinka išgirsti idėjas, kokiu nori daugiau to vaizdo įrašo, saldžių sapnų. Jeigu dar nesi prisijungęs prie Contribui arba YouTube narių ir nori žiūrėti vaizdo įrašus be reklamų, tai gali prisijungti tenai prie Contribui. Ir taip pat ačiū labai, jeigu mane užprenumeruoji, nes taip auginame Lietuvos ASMR bendruomenę, kur mūsų jau yra